Šiandien esu Klaipėdoje ir šiandien švenčiame Švento Martyno dieną ir šventė vadinasi Šventas Martynas ir jo žąsis. Aš dabar bandau spėti Švento Martyno dienos žibintų eiseną. Štai kas gaunasi, kai išeini 10 minučių iki eisenos pradžios, bet laimiai spėjau, nes Danės skvere dar vyko žaidimas. Reikia kartu draugiškai susitarti, suderinti veiksmus tarpusavyje, pajausti bendrą ritmą. Ir mes matome, kad komandos čia keliauja taip, visgi pirmoje daug trūko, kad būtų lygiosios. O mūsų dalyviams reikia žąsų kojelių tam, kad įveiktumėm pelkynę. Na, dėmesio, ar pasiruošę? Taip, 3, 4, pradedam! Ir publika palaiko, paploja. O vyrai susikaupę, derina veiksmus vienas su kitu. O štai ir truputėlį mažytė palaikymo komanda. Oi, o štai, kai yra geri mentoriai, tai ir komandinis darbas žymiai greičiau vyksta. Turim pirmuosius nugalėtojus. Atėję pamatėme daug gražių savadarbių žibintų. Kai apžiūrinėjau unikalius savadarbių žibintų, šventės vedėjas papasakojo Švento Martyno legendą. Šventas Martynas, jis yra vargetų karių globėjas. Legenda byloja, kad Martynas gyveno 4 amžiuje mūsų po Kristaus ir jis vieną naktį, vieną šaltą rudens dieną, tai buvo lapkričio 11, grįždamas iš karinės tarnybos, savo kelyje sutiko sušalusią ir maldaujančią pagalbos žmogystą. Martynui pagailo to vargetos ir jis, paėmė savo kalaviją, aukštai iškėlėsi į viršų, paėmęs apsiaustą, perkirto jį pusiau ir juo pasidalino su šiuo vargingu žmogumi, taip jį išgelbėdamas nuo mirties. Na ką, brangieji, manau, kad metas pradėti. Te prasideda žibintų eitynės eisena nuo čia Klaipėdos Danės skvero iki teatro aikštės. Žibintų eiseną, tai dabar eisim link teatro aikštės. O teatro aikštėje vyksta mugė. O teatro aikštėje mugėje galima buvo įsigyti nuo maisto iki drožinėtų įrankių. Jūsų kaimynas iš karto, ne? O čiūros buvo beprotiškai skanios, tik kad labai karštos, tad nusideginau šiek tiek burną. O dabar mūsų laukia ugnies šou.
Šios artistus atpažinome, nes matėme juos Apuolės festivalyje, bet akivaizdžiai scenoje jiems pritrūko vietos, nes nutiko štai kas. Užsidegė scena. O Švento Martyno dieną baigiame sočiai pavalgydami, nes Švento Martyno dieną Klaipėdoje esančios kavinės ir restoranai siūlo ypatingą meniu į žąsienos patiekalus. Tai mes buvome senoji Hansos kavinėje ir ten siūlė raviolius ir burgerį iš žąsienos. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video, susitiksime kitame video. Iki!